Labą rytą. Išsikraustėm iš butuko, namuko. Šalta buvo biški, ypač ryte. Naktį tai kaip po kaldrą, tai nieko, bet ryte tai už šaltoka buvo. Tai va, šiaip tai nakvynė gerai praėjo. Šuo sakys taugiai. Biški. Truputį loja. Tai va, šiaip vakar montuodamas pastebėjau, kad apie Kuršėnus nieko nepapasakojau. Tai kaip tau Kuršėnai? Na, man patiko, kad kur sutvarkyta, tau tikrai viskas ir gražiai sutvarkyta. Gal nėra labai ko daug, bet ten taip, kur sutvarkyta moderniai, gražiai. Aš irgi galvoju, kad Kuršėnai bus toks didesnis miestas, bus galima daug ką pamatyti, bet nes kažkaip šiaip girdėtas. Toks Kuršėnai. Dėl Kuršėnų Viniotinio? Dėl Kuršėnų Viniotinio ir gal dėl to video. Kas į Kuršėnus? Esi mačius? Ne. Parodysiu. Jeigu dar egzistuoja jisai čia labai labai seniai. Tai jo, kažkaip galvoju didesnis, bus daugiau kur pavaikščiot, bet vat, nelabai ten šiaip matyti tas vat, centriukas toks, kur vakar yra vaikščiojom, o daugiau ten taip jau gyvenamieji namai. Tai toks vat, kompaktiškas labai. Tai jo, tai vakar atvažiavom į Viekšnius ir šiandien tada po juos ir pavaikščiosim. Tada dar važiuosim į Mažeikius ir viskas. Šiandien 2 miestai. Kažkaip galvoju, kad gal biški per mažai čia mes šiandien jau išsiėmėm, bet bus gal kiek laisvesnė diena. Gal iš Mažeikių dar į kokį miestelį? Nu, pažiūrėsim. Paskambinam, bet nieks netidaro. Keistas skambutis nesudartas numeris. Čia gal taip senovė ir buvo. Gal. Einam per šitą tiltą ir galvoju, o ten reiktų nuotaką pernešti per tokį, biški būtų reikalų. Siubuoja visos pusės. Tai kad čia nenutaka, man jau vieną einant nejauku buvo. Tie įbesti, kaip čia pasakyti, įtempti lynai. Ir eini ir girdi kažką čia, žiūri, kad jie judamės. Tai jo, lynai yra, bet vis tiek tiltas siubuoja. Ir stipriai. Kažkoks nėra labai jaukus. Nu tai, kaip pasakyti, visi kabantis tokie, žinai. Tai kad aš einu, bet man jis toks keistas, pirmą kartą tokį nutalinį matau. Tai va, pabuvom aviacijos muziejui. Norėjom užeiti į vaistinės muziejų, bet vaistinės muziejus kaip ir atidarytas, bet niekas durų neatidarė. Paskambinom porą kartų ir niekas neatėjo. Keistas skambutis.
Matyt toks kaip ir, kaip pasakyti, autentiškas. Matyt gal taip ir būdavo toj vaistiniai. Ateini patraukti už varpelio ir turėtų atidaryti. Tai va, dabar atėjom prie, tai yra pabuvom dar prie šitos vandens malūno, prie kabančio tilto dabar. Ir tada, čia nežinau, čia kaip ir poilsiavietė kažkokia yra, nežinau kiek verta iki jos eit. Bet tada dar grįšim, dar ten kažką pačiam mieste pasižiūrėsim. Atėjom prie Kalupio pažintinio tako, bet nelabai supratau, ar čia jo tik tiek. Nes šitokia tik aikštelė gaunasi. Nematyti nei rodikliais, kur toliau eiti, nei kad takas būtų kažkoks. Tik vat šita keli puodai ir krosnis. Per daug man čia ramybės, visa tokia apsnūdau net. Jau seniai tiek ramybės mačiau. Viekšniuose per daug ramybės? Nu taip, vaikštam šilta, žmonių nėra, mašinų nėra, paukščiukai čiulba. Kaip kaime? Ja, taip labai ramu. Gražiai sutvarkyta. Jo, ramu. Nedidelis miestukas. Neatsimenu, kiek čia gyventojų dabar gyvena, bet toks iš mažesnių. Tai va, dabar važiuosim, galvojam važiuoti tiesiai į Mažeikius, bet nevažiuosim tiesiai į Mažeikius. Dar ten užsuksim prie tokio vieno dvaro. Nesakysiu kokio, neatsimenu vėl pavadinimą. Pamatysit, pasakysiu, kaip atvažiuosim. Gal ne visai mūsų kraštai, tai ir sunku atsiminti. Jo, čia vat būna tokie kitokie žodžiai, kitokie tokie pavadinimai negirdėti, tai jo, sunkiau įsimena man. Tokie vis tiek ne taip įprasti, tai jo, gerai važiuojam. Atvažiavom prie Renavo dvaro. Čia vėl buvo Džeminajaus rekomendacija. Sako, čia jums bus pusvalandukas nusukti nuo kelio, labai gražus dvaras. Tai šiaip net vat ir nebūčiau žinojęs. Šiaip negirdėtas tas Renavo dvaras, bet taip žiūrint, tai visai gražus atrodo iš šono. Jo, neišreklamuotas. O šiaip tai irgi senokas, minimas jau nuo 16 amžiaus pabaigos. Daug čia jį kas valdė. Tai va, kokiam stiliui, sakai, priklauso? Klasicizmas. Klasicizmai. Tai va, tai einam apžiūrėti dabar jau.
vaikštame aplink šitą dvarą ir man toks jausmas, kad lyg čia kažkur manis matytas. Ir top mintis, ar nebus, kad čia tas filmas Tadas Blinda pradžia buvo filmuotas, nes kažkaip tas šlaitas toks atrodo. Pasigūglinam, iš tikro, Tadas Blinda pradžia ir buvo filmuota šitam dvare. Tai Nėrius toks nežinomas, čia tik mes nežinojom. Aš tai filmo nežiūrėjau, tai ir nežinau. Aš tai žiūrėjau, bet užtruko, kol prisiminimas grįžo. Ant batų Lankomai čia matau, ne? Jau atvykom į berods 8 pagal dydį Lietuvos miestą ir Indrutė dabar žiūri, kur mums čia geriau nueiti. Galvojau, net galim ieškoti, kur pavalgyti. Tai pavalgyti steakhouse galim, kolega rekomendavo. Tikiuosi rasiu, ką valgyti. Steiką? Steakhouse, ką daugiau valgyti, steiką? Nesu mėgėta. Nenoriu steikų. Bet gerai, aš pasėdėsiu ir pažiūrėsiu, kaip tas skaniai valgyti. Ne, tai burgerį galėsi suvalgyti. Su steiku. Steiko skonio burgerį. Be mėsos. Nu, pažiūrėsim.
nervais gal. Man tai šitas įdomiausias. Aš mėgstu Ai, tas? Galėtų kokie muzikantai susitarti ir ateit čia pagrot. Na. Ir visi mokėtų ir tada kažkas gražaus gautųsi. Vaikštom po Mažeikius ir stebina labai vienas dalykas. Tuščia. Žmogus kur nekur. Dabar pažiūrėkit. Gatvė. Tuščia. Ten tuščia. Sakytum, nieks nevažinėja, visi namuose. Parkingai tušti. Kur Mažeikiškiai žmonės? Sakyčiau, gal išsivažinėja gražesnis oras į kaimus, bet vis tiek kažkaip. Ar prie jūros gal šauna? Vis tiek ne taip toli, bet žiauriai keista atrodo. Pilna turėtų būti žmonių. Čia 8, man atrodo, miestas pagal dydį Lietuvoje. Tai čia dabar einam ne pagrindinę gatvę, bet ėjom Laisvės gatvę. Nu, aš nežinau, ar neskaitos pagrindinė, bet tokia vis tiek atrodo. Įvažiuoja ir jie, tai kažkaip, ir ten tuščia. Labai keista. Man atrodo, Rokišky daugiau vaikščiotų, nors kur kas mažesnis. Tikrai kažkaip tokia metušynė. Prie Maksimos, kur žmonės juda. Keista. Čia atrodė iš viršaus kaip blakstienos ir akys dvi. Tas parkelis. Gal čia tokia idėja yra? Gal. Grįžtam iš pavaikščiojimo po miestą. Butę jau įsikūrė šiaip, tai rodysim, kokiam fainam gyvenam. Liftas užkelia praktiškai tiesiai prie durų, tiesiai į butą, galima sakyti. Pats viršutinis aukštas, tai 2 butai tik yra ir mūsų iš karto. Tai parodysiu. Vienas charakteris. Jau apkrautas? Tada, jo, biškį daiktais apkrautas, bet vėl gražesnis. Ir vaizdas, va, toks išryškėja. Na, tas bokštas, kuris trukdė man pamatyti. Blokas. Tai va. O, balandėlis. Ir terasas turim biškį. Ir žodžiu, didelė dalis Mažeikių matos. Tai va, tai pajuokavom su Indrute, kad Mažeikių žmonių nesimatė, mažeikiškų žmonių nesimatė dėl to, kad Mažeikiai labai išsiplėtęs, ne tai, kad labai išsiplėtęs, bet toks išsiplėtęs miestas. Nu, išsiplėtęs, labai mastelis toks didelis. Jo, taip paėjom į Pavinčius, tai ten taip,
matosi, kaip pasakyti, erdvės dar statyboms taip nemažai yra žiūrint, jei būtų Vilnius, tai jau ten būtų statybos vykdomos. Tai va, čia taip dar tuščiau. Ir Nesusitinka. Jo, nesusitinka žmonės, išsiskirstę po visą miestą. Bet jie vis tiek kažkaip mažiau jų jaučiasi, nes kad ir vairimi buvom dabar užėję, tai viens kitas žmogus vaikšto. Atrodo, vis tiek dar nėra nei vėlų čia, nei ką. Bet šitoj pusėje geležinkelio šiek tiek daugiau, nu čia kur daugiau bučiai. Jo, čia kažkaip ten mažiau buvo. Ir dar praėjom pro Turčių rajoną. Ten Nausėdos namas, nežinau, nublankto. Na, čia jau turi net sraigtasparnio parkavimo aikštelę, tai jo, čia taip iš tos naftos gyvent galima pasirodo. Tai va, tai gerai, uždarom gal dieną. Einam ilsėtis, nes kažkaip galvoju, bus ramesnė diena, bet žiūriu, kad čia vis tiek šiandien prisivaikščiojo nemažai. Neskubėjom, nes tikrai jautės ir to nesimnu pirmą miestelį, kur buvom irgi taip neskubi. Gal ten nueikim, gal ten dar nueikim. Tai va, tai jo, viskas. Dieną baigiam, rytoj laukia Venta. Ten, Papilė, bet Papilė ne miestas, tai kaip ir ten greitai prisisuksim ir kelionė į Vilnių. Tai tiek. Galvojom, diena baigės, bet Indrutė dar nori porą dalykų papasakot. Vieną dalyką tai noriu, kad Justinas prisipažintų. Kadangi čia dušas yra atskiras, 2 kambariam nėra kartu. Ir aš juokiaus pirmą, kad negalima nuogam eit, kadangi koridoriuje yra kamera. O Justinas atėjo nuogas. Aš kamerą pamačiau tik tais, kai jau prie durų. Aš kažkaip iškišau galvą, girdžiu, liftas neveikia. Tai sakau, nieks neužkils ir savo drąsiai eina. O tai iš kambario kažkas. Tai priekį buvau užsidengęs. Tai va. O kamera tai už nugarą. Niekam ten neįdomus mano užpakalis, tai čia žinai. Bet dar pajuokavau, kad negalima čia nuogam vaikščioti. Justinas vis tiek. Na gerai, nieko. Ir dar vienas dalykas, kuriuo aš netgi Justiną išgąsdinau, kadangi man profesinė liga, užkeliam liftu ir žiūriu, laipto nėra. O kas bus, jei užsidegsim, galvoju. Ir Justinas jau žiūri ir išsigandė, žiūri mane tilti. Ir aš neįsivaizduoju, galvoju, kaip čia jie susiderino viską, bet pasirodo, laiptai yra. Tik tai kažkaip keistai su personalo patalpa. Personalo patalpa, jo, ten staff only ir tada emergency. Bet man tas truputį nepatinka, sugės liftas, ten vėl kartais, reikia yra laipto. Tai net neaišku, čia toks dar staff only, tai gal ir dar užrakintas, tai jau degtumėm, tai nelabai faina. Viskas šiokiai. Tikėkimės viskas gerai, bet man profesinė liga. Atsils tas sraigtasparnį iš ten. Bet čia kaip tik nusileis. Ir nukels, viskas gerai. Bet Justinas tai pralinksmino tiek, nieko nuogas. Aš ten mačiau kamerą tokią plačių kampų įmą. Įamžintas, dabar internete ne tik šitas video bus, bet daugiau. Nieko čia tokio nėra, sakau. Niekam čia neįdomu ir, žodžiu, gerai. Šiandien čia mažaikiam neįdomu. Dieną jau dabar tikrai uždarom, iki ryto.